Meilės galia, žudančios aistros ir pamišimas, toks gyvenimas vyko ne tik karalių ir didikų rūmuose. Patrakusi žemaitė Ona Steikaitė, kurios vedybų kapitalas buvo jos grožis, ištekėjusi gyveno prižiūrima vyro ir tarnaičių. Moterį kankino aistros, flirtas, negalėjo ji gyventi nenusidėjusi. Atsirado artimas ryšys su svainiu. Vyras barė brolį, gėdino ir kaltino viešai, niekas nepadėjo. Nuo 16 amžiaus vidurio išlikę teismo dokumentai liudija dramatišką to meto gyvenimo istoriją. Šeimininių barnių atomazga buvo netikėta. Meilužės primokintas, brolis pakėlė ranką prieš brolį. Kulkos jį pakirto jojantį į kražius teisinių reikalų tvarkyti. Gali būti, kad prieš mirtį vyras Adomas Adamkavičius ne šiaip savo susiruošė į teismą. Galima tik spėti, kad Onos Steikaitės nėštumas 1553 metų vasarą buvo vieša paslaptis. Galbūt jis rengėsi teisiškai atsisakyti tėvystės. Nors žudikas buvo žinomas jau kitą dieną, jų suimti ilgai nebuvo skubama. Brolį dėl brolio nužudymo kaltino trečias brolis. Laikantis to meto procedūrų, kaip daiktinis įrodymas į teismą buvo atgabentas lavonas, nors nuo nužudymo dienos buvo praėję beveik 2 metai. Nepaisant visuomenės murmėjimo, likimas meilužių laimiai skyrė dar kelis mėnesius. Teismo procesas užtruko. Brolis Petras Adamkavičius kurį laiką abejojo ar pateikti kaltinimus. Vėliau jis suvokė, kad apkaltinęs brolį nedalyvavimu nužudant ir pašalinęs jos naujagimį kaip oficialų paveldėtoją, gaus visą nužudyto brolio palikimą. Todėl per 1553 metų kalėdas jis, dalyvaudamas suimant Steikaitę, nepasirūpino jos kūdikio priežiūros sąlygomis ir pažeidė teisės procedūras. Kelionės į kalėjimą metu kūdikis susirgo ir mirė. Bylos svarstymas baigėsi tik 1555 metų gegužės 30 dieną. Abu įsimylėjėliai pripažinti kaltais, o pagal to meto papročius mirties nuosprendis įvykdytas nedelsiant.